Sveiki, esu Laurynas ir čia pirmasis mano kelionių vlogas. Trumpa informacija. Šiame video susipažinsime su dujinio automobiliuko kelionės tikslais ir įdomia jo istorija. Kelionių vlogai prasideda tik nuo sekančio video. Šita kelionė bus į Kroatiją. Nuo Lietuvos į Kroatiją su lengvąja mašina. Ne bet kokia lengvąja mašina, o 25 metų senumo Peugeot'ui. Apie mašiną detaliau papasakosiu vėliau. Pirma apie kelionę. Atsidarysiu Maps'as. Dabar aš filmuoju šį video sekmadienį. Sekmadienis yra 22 diena. Išjudėsim 27. 27 bus penktadienis. Penktadienį išjudėsim tiesiai po darbą apie 6 valandą. Kažkiek ten valandų važiuosim. Tikriausiai sustosim Lenkijos pradžioj. Ten pernakvosim. Kitą dieną pervažiuosim visą Lenkiją ir atsidursim pirmiausiai Čekijai. Čekiją važiuosim per Austriją, tada į Slovėniją. Nuo Slovėnijos naudosim keletą objektų, kur Samoška buvo. Tada tikslas yra Kroatija. Pravažiuosim visą Kroatijos pakrantę. Stosim Kroatijoje, tuo atseku neplaukit. Priartinsiu. Paplūdimys būtų Vitalina. Nuo šito paplūdimio tada važiuosim aukštyn per Bosniją ir Hercegoviną į Vengriją, tada Slovakiją ir namo per Lenkiją iki Ukmergės. Tokį darom, trikampiuką, kaip čia pasakęs. Objektų tikrai gana daug. Dalį jau matėt pas Samošką, dalį tikrai ne. Daug lankytinų vietų, turistinių vietų. Apžvalgos bokšto, gal kelius kalnus užlipsim. Kariniai objektai, bunkeriai. O tokie būtų pagrindiniai objektai. Kodėl Kroatija? Kroatija, nes tiesiog tam pakrašty labai daug visokių objektų. Dar Samošką pažiūrės, dar labiau užsivedžiau. Taip toliau. Patiko ten tie visokie aplankyti objektėlį. Pažiūrėjau, kuris dar nebuvo, dar tos dadėjau. Dar visokio turistinio stafo. Tai turėtų būti visai įdomu. Ypač bus įdomu nakvoti mašiną. Aišku, aš vienas nakvosiu, kolegos tik kur nori, jie ten irgi. Kaip Vaidota, tas greit išskleidžiamas palapinės nusipirka. Tai žiūrėsim, kaip jiem teks su meško mėgoti. Turėtų būti linksma. Jei kartais juos užpuls, tai pasistengsiu nufilmuoti. Ypač vienas mėgsta tad iššūkis, tai galės su meška grumtis. Tikrai nufilmuosiu. Da, jam palapinę žuvėsim, nes kad greičiau atvaryti. Dėl įdomumo, dėl kontento. Atsiprašau dėl vėjo iš karto, nes šiandien paskutinė graži diena iki kelionės, visom kitom dienom lis. Stengiuosi šiandien geriausiam sąlygom nufilmuoti. O kodėl važiuoji su 25 metų mašina? Aišku, galėčiau su draugu mašina važiuoti, aišku, naujesnės turi. Bet čia visas ir man azartas, norisi su šituo senuku kuo daugiau pravažinėti, kas čia dar. Važiuosime 3, aš ir dar 2 draugai. Jie irgi tokie keistuoliai, tai kelionė turėtų tikrai būti linksma. Kiekvieną dieną planuojam nuvažiuoti apie 600 km. O kodėl aš tiek noriu važiuoti su šitą mašiną, nes po biškį išbandinėjau jos galimybės. Pradžių nedaug važiuodavau. Didinau. Dabar praktiškai kiekvieną savaitgalį po 600 nuvažiuojam. Manau, tikrai 4000 veiksim. Didžiausias iki šiol maršrutas nuvažiuotas buvo 2000 km per savaitę. Pirmyn atgal skersai išilgai per savaitę. O toliausiai nuo Lietuvos esam 900 nuvažiavę vieną pusę. Tai iki Zakapanės Lenkijai. 2000 km be problemų įveikta. Dabar pats mašiniukas, jau spėjau laukėt, neslaukėt, kol parodysim. Taigi, tai yra Peugeot 306 2000 metų. 1.6 žvėris, benzas dujas. Taip, benzas dujas. Žiauriai pigiai viskas atsieina, man visas kelionė. Kapeikas. Va, mašinytė. Labai daug kas vizualiai pakeista, ir vizualiai, ir nevizualiai. Ai, dar tas bairis. Už kiekvieną didesnę kelionę aš mašiniuką apdovanoju, pavyzdžiui, Žanan Zakapanę. Ratus naujus nupirkau.
Buvo R14, ten tie gamykliniai šūdini ratlankiai. Dabar va R15 jau. Biški iš kažkokią naujesnę pežuką. Ką jau matot, aš biški mašiną minimaliai tvarkiau. Tai neišeina su lempa susitvarkyti. Galėsiu toj parodyti, kas čia tai yra. Toj parodysiu. Lempas jungia. Va, čia gal šviečia, o kitas... O, jums pasisekė. Nešviečia. O, šviečia. Reikia išvalyti lempą. Išvaliau. Einam pažiūrėti, ar užsikurs. Sakau, užsikurs ar užsidėt. Invalidas. Gerai, čia dega. Čia tiek nedega. Aiškinamės toliau. Bet pagrindę dėl mašinos. Labai daug su juo bairių buvo, kadangi mano pirmoji mašina. Taigi, nusipirkau visišką lavaną. Už 700. Vos tik grįžinėjom namo, iškart perkaitą mašiną. Paaiškėjo, kad kažkokia saušinimo sistema darosi. Saušinimo sistema buvo praktiškai visiška. Galų gale kažkiek jinai ten veikia dar kartais. Ta prasme, ventiliatorius ten kartais įsijungdavo, kai 90 viršydavo. Bet mieste tai nepavažinėjo aš su ja. O galų gale išsiliejo aušinimo skystis visas prapačių. Pro radiatorių iššovė tą kamštį, kurio jau neberadau. Viskas išbėga. Ir teko riedėti namo kažkaip. Tada praktiškai visą aušinimo sistemą pasikeičiau, radiatorius, sensoriai, šlangas, kurios prakiūrą pakeičiau, aišku, tą viršutinę. Radiatorių irgi naują nusipirkau. Tik nemokėjau norint. Tai ten teko jau serizą varyt neišėjo man pačiam. Bandžiau, bet vis tiek temperatūros viršydavo tai. Naudos nebuvo iš mano bandymų, norino. Tada viskas kaip ir buvo dalinai gerai. Iki kol vėl prasidėjo perkaitimai tokie. Paaiškėjo, kad variklio tarpinė prakiūro ir kažkur ten berods į antifrizo oras iš variklio yra. Nežinau, aš ne koks čia mechanikas esu. Dar paskui ką supratau ir ką atsimenu. Jūs gal geriau žinosit. Pakeitė variklio tarpinę, šlifavo vožtuvas, pakeitė diržą, pakeitė vandens pompą. Už visą tą sumokėjau 400. Foto galiu parodyti, kaip darbas vyko. Man atrodo visai neblogai, o juda tai tikrai dabar geriau negu prieš tai judėjo. Ir nuo tada mašiniukas jau tapo kaip ir normalus. Dabar dėl to aušinimo įsidėjau dvigubą ventiliatorių iš dizelio. Aišku, pas mane kandiškės nėra. Tai vieną pasidariau automatinį, kaip priklauso, kai įsijungia, kai viršė 90, o kitas ant mygtuką. Va, galiu parodyti. To jungsiu. Va, knopka. Kada nori, tada paleidžiu. Tik štai kelionėje pakalnuotas ir karštas vietas gal biški pražalė. Žiūrėsim, ar buvau teisus ar ne, kad reikia tą mygtuką pasitikti. Tai va, dabar gal parodysiu, kas yra po kapotu. Manau, visiems irgi labai įdomu. Holy Jesus. Va. What is that? Čia skaičius, nuo kada mašiną nusipirkau. 207 štukės buvo. Dujų sistema BRC. Atrodo, kaip laukingai diržas pakeistas. Informacija čia. Paskutinį kartą. Tepalus skaičiau. O, jau lyt pradėjo. Gerai. Parodys, kaip variklis dirba, nes pirmai neparodžiau. Garsas už galą. Gražiai girdisi. Dar iš vidaus papasakos kažką.
Gerai, su šitą mašiną cirku buvo. Iš įdomesnių istorijų iš remonto. Dar ir sankavos tas diskas, nežinau kaip ta žvaigždė vadinas, sulūžo laiko einant. Tai buvo kažkurį laikotarpį šis ten važinėjau. Praktiškai pirmai muždavau iš jėgos. Oi, ten linksma buvo, kaip parodė, ką aš ten dariau, kokią ten žvaigždė sudrožta buvo. Man atrodo, dar damučiau šią ten, dalaužiau kažką. Nebrangiai ten suarkiai, ten nepilną šimtuką gal sumokėjau, keliasdešimt eurų. Va galit pažiūrėti, kaip lyja. Gražus dangus. Labai daug aš šitoj mašinai buvo tvarkyta. Gal dar parodysiu, kol neįsilyja. Šlipsiu biškį. Dar prikolas. Čia, kur mato tą rudelių dėmę. Tai čia da nieka tokia. Aš parodysiu, gal prieš tai dydį tas rudelio dėmės, tas delną. Čia nieka tokia, kas buvo. Šitą vietą matot. Vieną kartą prieš vieną kelionę norėjau pasitikrinti, kaip ten su diržai, šiaip ten, ar žmogų galima vežti dar vieną, nes gale du turėjo sėdėti. Žodžiu žiūriu, judinu šitą vietą ir girdžiu dum. Galvoju, kas čia yra? Sakau, nusimsiu prieš kelionę, pažiūrėsiu. Nusiėmiau šitą dalį, iš šitą nusiėmiau, o ten kas, matosi ratas, buvo tokia skylė, kad, ką ten atsilyst. Tai va, aš dabar parodysim tą video, kaip aš nufilmavau, kai išdaužiau tas rūdis prieš virinant. Taigi, už tą sutvarkymą sumokėjau kokius 240. Užbitumavo, suvirino tvarkingai, gražiai, nešudinai. Tai jau 2 metai neatsinaujino tas rūdis. Dar biški lenda, aš ten paaiščiau supik. Išmetimas, atsimenu, kai važiavom kažkada irgi nukrito, ten pats tas galiukas. Tuoj parodysiu, apie ką aš nežinau, aš terminuoju. Visų, šitas vamzdis važiuojant nuliep. Dugno būklės dar nepasakiau mašinas. Dugno būklė labai gera. Žiauriai geras. Įmesiu irgi video. Taigi, bent jau variklis ir dugnas yra pakankamai geros būklės. Visa kita aplink keista, tvarkyta, jau nekeista. Tik tai generatorius ir kuro pompa, benzino pompa. Šitas dalis tik neliestas dar. Kuro pompas neturiu, bet generatorių atsarginį jau šrotą pasiėmęs. Kelionė įsidėsiu generatorių, mažą ką užlims. Dabar pagrindė tik tai smulkias problemas likusias. Ridos neparodžiau. Dabartinė rida, matėt, nusipirko ant 207 štukių. Variklio tvarkymas buvo ant 202 kažkur. Tai dabar yra 204 973 km. Tiek va dabar yra nuvažiuota sutvarkyta mašina. Sakyčiau, gal visai neblogai. Anuos metus iš vis nieko rimta netvarkiau, tik išskyrus buvo spinelė su jais. Tipo raktą pasukė ir užstringa ant starterius, negrįžta ten kažkiek atgal. Taip galvojau, kad čia kažkoks variklio defektas, nes pridėdavo, kai ant to starterių stirdavo, sako, tik spinelę parėjo. Bet ta spinelė buvo brangoka pataisyti. 300 kainavo, atrodo, tas spinelės taisyti. Praktiškai tiek pat, kiek variklį beveik. Vožtaus nušlifuoti ir tą tarpinę pagrindinę pakeisti. Su durim irgi prikolas, buvau raktus užtrenkęs viduj. Tai ką tada dariau? Ramiai nuėjau namo ir žiūrėjau YouTube, kaip vogt mašinas. Su šniūru atsirakinau. Per viršų įkišau virvę ir su kilputė šitą ištraukiau. Bet kadangi siaurėjantis, tai buvo labai sunku. Reikėjo stipriai ir labai staigiai traukti. Pavyko išlaisvinti traktą, nieko nesugadinus. Dar kažkaip įdomesnių dalykų. Stiklą keičiau, nes matinis buvo praktiškai nuo nusidėvėjimo. Ta prasme, kai saulė šviečia, tai pro keleivio pusę tik vaizdą mačiau. Arba naktį tada labiau. Tai dabar rojus dabar. O prieš kelionę, ką pagrindę pasitaisiau, tai apatinę antifrizo šlangą, nes nekeista nuo gamybos buvo.
O kai aš ją tvarkiausi, jinai buvo tiesiog su silikonu klijuota kažkokia ten specialiu. Įdėjo naują šlangą, antifrizas naujas. Galiu parodyti koks. O, koks dabar vidutinės tokios klasės, gal sakyčiau. Išėlas. O, galit followint mane Instagrame. Va. Dėkui labai. Ir pačiu laiku, prakiūrus vairo kolonėlę. Bėgo skystis iš jos, dapilniau ten kas porą dienų. Tai tą reikėjo susirasti šrotę. Susiradau šrotę. Spėkit, kiek sumokėjau. Apsipirkimą rinekė 30 eurų už kolonėlę. 80 už įdėlimą. Vairo kolonėlę sargyta, tai trečiadienį prieš kelionę dar ratų suvedimą reiks daryti. Ratų sėdimas nežinau kiek, bet gal geriau nei padangas nudrožti. Žiūrėjau, kaip važiuoja. Labai minimaliai 10 metais. Nežinau, ar kiti daug tiek keistų, bet, noris grįžti su šitą mašiną. O kaip, ar aš manau, kad jinai veiks šitą kelionę? Mano nuomonė. 70% tikiu, kad su jie grįš. Jeigu nebūtų karščių kažkokio, kažko ten, nekalnuotas, tikrai sakyčiau, kad viskas, bet kadangi ten per visą šitą šalis varysim, kalnai, ne kalnai, karščiai, šalčiai, įdomu. Dar ir nuo vairuotojo priklausys. Tai va, gal labai aš čia viską išmėtyti papasakau, ne koks esu dar vlogeris, negaliu taip viską dėlioti tvarkingai, gražiai iš galvos. Manau, gal nepyksat labai. Turėčiau vėliau biškesnius gal daryti, kaip prasišnekėsiu. Tikiuosi jums patiko video. Būčiau labai dėkingas už laikus, už komentarus, už subscribus. Tai būtų labai didelė motyvacija. O dar didesnė motyvacija būtų, jeigu Instagram irgi širdučių užmestumėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.